Sveiki draugai, šiandieninį dovanotų bilietų video pradėsim su Monikos bandymu papliusinti. Tai žaisim dabar su bilietukais nuo 11 iki kol atsibos. Šiaip krūveliai yra dabar 25, sekanti krūvelė yra tolėliau padėta. Tai pasižiūrėsim, kaip Monikos sėkmė eis dabar. Mano manimu, kad dabar vien pliusiniai bilietai bus. Tai kai pasiruoši, gali pradėti trinti. Pažiūrėsim, kaip tau sekas. Gerai, va, pradedu. Pradėk. Kiek išeis, kiek matysiu, pasistengsiu pakomentuoti. Taip. 41. 54. 55. Bus 5. Kem 8. O kiek bus tada? 15. Ir 60. Praeitam video 60. Labai tikėjaus nuskinti, bet taip ir nesigavo. 51. 52. 47. 37. 56. Nu, truputį pritrūko. 34. Kem 9. 46. Pem 7. Ir pem 8. Šiauru. Net mano 11-ukas Monikos rankose tuščias buvo. Einam toliau. 3 8. Jei bus kem 5, bus laimingas. 3 1. Kodėl kem 5? Vat sugalvau taip. 51. 32. Ir 54. Tai čia praktiškai kaip kem 5. Pats pirmas kem 5 ir jo nėra. Taip. 43. 41. 57. 55. Kol kas pasimėgaukit vaizdu, o aš noriu jums priminti tą dalyką, kad čia yra loterijų video, kuris nėra niekieno remiamas, yra dovanoti bilietai ir aš nerekomenduoju lošti loterijose nei vieno. Buvau visai pamiršęs pradžioje tai paminėti. Tai Liūdna. tušės? Blemba. Bandyk sekantį. Tai loterijose žaisti nerekomenduoju, neapsimoka, dažniausiai eisite į minusą. Jeigu norit jau labai tų loterijos bilietų ir azarto, žaiskit dėl pramogos, ne dėl pliuso. Va kaip ir mes su Vytautu. Dėl pramogos šitą. Net pats Vytautas sakė, nesitikiu nieko laimėti. Kiek bus, tiek bus. Tiesiog tokį šventinį šustrą žaidimą pasidarom. Dar kartą jam ačiū. Kas nematėt praeito video, bėkit pirmą galaną pasižiūrėti. Visus reikia nuo pradžių. Tai va, o dabar grįžtu prie komentavimo bilietuko. Taip, 42. 34. 48. 30. 46. 37. Liūdna. Įsivaizduokit, būtumėt šitos bilietus pirkę tiesiog, reikia ten kokių, tarkim, 15 bilietų. Eilės tvarka, įsivaizduokit iš eilės. Ir tokie laimėjimai. Tikrai nuliūstumėt. O gal apsidžiaugtumėt, nežinau, nematėt praeitą video. Taip, ką mes čia turim? Pem 6, kem 3, 3 7, 54, pem 8. Pirmas skaičius pem 1. Kas toliau? 49. Perimk šeimos verslą, pakomentuok. Kodėl? Todėl. Aš kalbėjimo dovaną praradau. Nieko, kai su manim kalbė be perstojo. Tai pakalbėk ir čia. Nevyšiu. Negirdžiu kokie skaičiai. Nelaimingi skaičiai. Nelaimingi. Čia kaip teleloto. Jūs O!
O, turim laimingą. Jau netrukus sužinosim, ant kiek laiminga. Taip, sekantis 53 ir 52. 43 laimingas. 2 eurai. 2 eurai. Valio, paplokim. Va. Judam toliau. Ne? Taip. Bilietas numeris 15. Laimingi skaičiai 48, 59, 58, 35, 36. Galėtų būti 5x. Galėtų. Tai ir surandam 5x. 42, 34, 51, 30, 49, ai kiek nedaug truko, 45, 33, 38, neturim ir šito, tiek aštuonetų ir nėra šito. 57 ir 56. Vėl tušės. Taip. Ai. Nu nieko, jau pabiški laimėtojų išlenda. Vis tiek, šitą visą krūvą turi eiti bent jau apie 100 eurų atgaut kažką tokio, net netoli. Kažkur. Apie. Tai va, bus dar laimingų, nesijaudinkit. O gal pasiseks didelį kokį prizą nuskint, va nieko neduoda, nes 20 000 yra kažkur čia krūvoj. 2 štukių laimėsim. Man tada atiteks 9900. Va tai, vat. Haha, laimim 2 štukų. Gerai. Kokius skaičiukus turim? 57, 2, 5, 50, 39 ir Monikos pirmas skaičius 56. 38, 36, 54, 31, 35, 41, 37, 60 ir 32. Vat su to 60 aš taip noriu laimėjimą rasti, bet didelį. Vat aš tikiu, kad 60 skaičius 2 štukių duos. Pamatys, va tai tikrai bus. Sakai? Jo, davai, ką turim? 58, 60, va čia bus 2 štukių. Pamatys, tikrai bus. 45, svarbiausia nusistatymas, va. Tikiu, kad bus. Bus, tikrai bus. 7, 6. Nu, dabar 60. 41, 49, 30, 53, 59, ai kaip nedaug truko vėl, 55, 52, 48, 35 ir 33. Liūdna, aš jau buvau nusiteikęs, jau užsidegęs, net širdelę plakt pradėjo, kaip jau, vat, jau 60 duos 2 štukių ir, vat, ne, vat, sako, ne, apsieisi. Kem 1, 38, 44, 31 ir 56. Jei matai, kad per daug užsikalbu, tu pati komentuok skaičius. Ne. Ne, nenori. Ne. Taigi pažįsti. Ką pažįsti? Skaičius. Ne. 55, 58, 37, 52, 45,
39, 34, 36, 47 ir 35. Nieko. Ne. Nu jo, nieko, dar turim bilietų. Vo, iki 20 pažais pagal laiką žiūriu, kad čia gausis 5 video man iš šitos kaladės. Po 10 bilietų labai tvarkingai, taip, ne? Ne. O žiūrėdiškumui, ne. Vo, tai sekantis kem 9 tada. Teisingai, PM 4. 36 ir 53. Nu, trauk laimingą. 37. Nežiūrėk. Tada komentuok. Ne. 58. 40. 44. 51. 43. 56. 34. 42 ir 41. Nu jo. Liūdesėlis. Liūdnai. Dar vienas. A, dar vieną? Dar vienas. Na, gerai. Dar vienas ir tada galėsime atsisveikinti. Davai, tu šitą komentuok, o aš nežiūrėsiu. Aš tiesiog gražiai šypsosiuos. Nes tada seksis laimėti, kai aš nežiūrėsiu. Prasideda. Jo. Gerai, va toks. Tu į mane nežiūrėk. Nu, Aišku. trink ir komentuok. 54. 37. 33. Kaip taip daryt? 59. Ir 40. Gerai. Man nepatinka prieš kamerą kalbėti. Nu, va. Tai man už tave? Taip. Dabar nelaimėsi vėl. Kem 3. 58. 31. 30. 53. 48. 35. 39. 55 ir 56. Nu, ir einu Nieko. savo. Labai daug tuščių bilietų, dėl to aš esu beveik įstikinęs, kad čia yra didžiojo prizo kaladė. Būtų taip jau dalinė, ten vienam, kitam, trečiam, ten 2 eurai, ten 5 eurai, ten X-ai ir panašiai. Nieko neduoda. Tai va. Čia bus didysis prizas, pamatysit. Tikrai turi būti. Šventinis stebuklas. Net Vytautas prieš tai man sakė, tikiu, kad šiemet laimėsi didįjį prizą. Čia turi būti tas prizas. O kad būtų puikesnė šiandieninė, rytojaus ir sekančių dienų nuotaika, paspauskit patinka, užsiprenumeruokit kanalą. Ką dar reikia padaryti? Palikti šustrą komentarą ir pasakyti Vytautui ačiū. Tai va. Gero jums vakaro, draugai. Susitiksim jau greitai.